Esam įmonė UAB NNL LT, esam transporto sandėliavimo logistikos įmonė. Inovacijos visiems patinka, ne, ir mums neišimtis, iš tikrųjų norėjom pabandyti kažką naujo. Lengvuosius automobilius tai turbūt visi bando, nes jais važinėja daugumo ir mieste. Norėjom pabandyti elektrinį vilkiką. Mes turime savo ant stogo sumontavę saulės elektrinės. Testavimo metu tikrai nekilo problemų pakrauti. Faktas, jeigu mes norėtume pakrauti per valandą 2, tai vėlgi, tai jau kalbam apie 300 kW, 500 turbūt kW. Neatsitiktinai ir pasirinkome, tokį maršrutą, kad nereikėtų iš išorės kažkur krautis. Aš važiuodavau pastoviu maršrutu, sukdavau ratuką Kaune ir po to važiuodavau į Vievį. Tai realiai man užtekdavo beveik 2 dienom pakrovimo pilno. Kraudavau, mes jį naktim visada pajungdavom kraut, bet pagal likutį tai dar drąsiai suvažinėtum 2 dieną. Tai aš taip maždaug skaičiavau, kad iki 500 km galėtum nuvažiuoti taupimo režimu. Sakyčiau, gan gerai traukia iš tikrųjų. Iš elektros tikrai nesitikėjau, kad gali taip traukti vilkikas. Labiausiai tai, kas žavė, tai sakau, tas garsas, komplektacija, čia nuo aklų zonų, nuo linijų asistentų, nuo kamerų, galinė vaizdo kamera ir touchai, čia, ta prasme, tikrai daug visko.